Mentor Lietuvoje jau 6 metus vykdo vaikams ir jaunimui skirtą prevencinę veiklą, kurios tikslas mokyti sveiko ir sėkmingo gyvenimo pagrindų. Viena iš projekto dalių vasaros stovyklos, kuriuose mažieji supažindinami su savanoriškos veiklos ypatumais. Pirmosios stovyklos dalyviams didžiausią įspūdį paliko susitikimas su krepšininku Arvydu Saboniu. Linksmas buvo. Vis dėlto daug sužinojau apie jį. Ja, kiek paklausiau, tiek sužinojau. Ir kiek sužinojau, kad jį, kaip jis buvo didelis, mokykloje iš jo labai tyčiojos, bet po to jis įsiaiškino su jais vyrišku būdu. Parašą gavai, taip? Jo, Maikės va šitoj va vietoj. Pastebima, jog kiekvienais metais šalyje mentorių veiklą remia ir palaiko vis daugiau įmonių. Mentorystės programą įgyvendinant esmė yra, kad susitinka vaikas ir kažkuris tai iš įmonės darbuotojų tokiai metų laiko draugystei, kurios tikslas yra parodyti vaikam pozityvų gyvenimo būdą, parodyti galimas profesinės alternatyvas. Visame pasaulyje jau įprasta, kad stambios kompanijos pelnu dalinasi su mažiau pasiturinčiais žmonėmis. Kad iš Švedijos atkeliavusi idėja Lietuvoje plinta, pritarė ir kauniečiai verslininkai. Ir pačių kompanijų vadovų asmenyse matau, kad visi vis kažką tai naują pasiūlom, vis kažką tai naujo sugalvojam, visi jau įsijungia. Čia yra labai svarbu ir atsiranda į mūsų ratą vis naujos kompanijos, kurios taip pat skiria savo laiką, lėšas ir mentorystė įsibėgės vis stipriau. Kauno miesto tarybos narė ir verslininkė Irena Matijošaitinė pati metams buvo tapusi mentore. Jos įsitikinimų vaikai rodo didelį norą bendrauti. Ir nors pradžioje būna uždari, tačiau pasibaigus programai nori tęsti pasimatymus. Ta programa man yra truputėlį skaudi dėl to, kad vaikas labai prisiriša, jeigu tu su juo bendrauji ir po to ateina laikas, nors jis ir žino, kad tai yra tokia programa, kad ateis laikas, reiks įsiskirti su tuo mentorium, bet vis tiek vaikai kažkaip jie jautriau priima tos dalykus. Tai va tas įsiskirimas gal šiek tiek buvo toks jautresnis. Mentoriais Lietuvoje jau tapo daugiau kaip 100 žmonių. Lygiai tiek pat vaikų per 6 metus įsigijo suaugusį draugą. Pasak organizatorių, dauguma palaiko ryšius ir programai pasibaigus.